Kodėl nutylima apie paketų sudėtį? Ar pastebėjote, kad ant higieninių paketų pakuočių beveik niekada nenurodoma pilna sudėtis? Taip yra todėl, kad sužinoję tiesą mes galimai jų nebepirktumėm. Mes dėvime 90% plastiko ten, kur oda yra ploniausia ir labiausiai sugeria medžiagas. Moksliniai žurnalai, tokie kaip Environmental Science and Technology, patvirtino, tai nėra tiesiog minkštas tinklelis, tai polipropilenas ir polietilenas. Dėl trinties ir kūno temperatūros poveikio vyksta tiesioginis nanoplastiko išsiskyrimas. Šios dalelės yra tokios mažos, kad per gleivinę patenka tiesiai į mūsų kraują. Tačiau plastikas nėra pasyvi šiukšlė. Naujausi duomenys įrodo. Nanoplastikas turi aktyvų elektrostatinį krūvį. Jis veikia kaip magnetas naikintojas. Pritraukiamės prie ląstelių membranų, jis tiesiog perveria mūsų audinius, sukeldamas mikropažeidimus ir lėtinį organizmo stresą. Blogiausia, kad šis plastikas yra prisigėręs iš gyvenimo chemijos, ftalatų, bisfenolių, organofosfatų. Šie toksinai – pagrindiniai moterų sveikatos priešai. Jie apgauna mūsų receptorius imituodami hormonus ir tampa endometriozės bei sisteminių sutrikimų, kurios gydytojai dažnai vadina neaiškios kilmės priežastimi. Gera žinia ta, kad mums nereikia būti naftos chemijos įkaitėmis. Jau seniai prieinami sprendimai, kurie visiškai pašalina kontaktą su gleivine. Kaip juos rasti? Ieškokime užrašo Plastic Free ant etiketės. Tai ne tik žodžiai, tai standartas. Rinkimės priemonės, kurių viršutinis sluoksnis yra sertifikuota ekologiška medvilnė, o apsauginis barjeras pagamintas iš augalinių membranų kukurūzų krakmolo pagrindu. Jos leidžia odai kvėpuoti ir nesuyra į nano daleles. Pakeiskime vienkartinės priemonės į pažangų daugkartinį apatinį trikotažą su bambuko įdėklais. Tai ne tik ekologiška, bet ir biologiškai inertiška. Jokio plastiko krūvio mūsų kūne. Plastikas tavo, mano kraujyje. Tai ne metafora, o realybė, kurią turime spręsti kartu. Kviečiu mus visus įsigilinti į tyrimus filme Nanoplastikas grėsmė gyvybei. Tai nėra tik filmas, tai išgyvenimo instrukcija polimerų pasaulyje. Jei ir tu renkiesi gyvenimą be plastiko krūvio, spausk širdutę ir kartu būkime šio dialogo dalimi.